Sveiki gyvi dar kartą ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad jūsų tiek daug čia susirinko. Aš dar Edmundo Babensko specialiai paklausiu, ar ne prievarta čia jūs suvežė iš visos Lietuvos. Tai nėra tokius, kur per prievartą atvežė? Nė vieno? Aišku, kad neprisipažinsit. Ačiū Jums iš tikrųjų, kad čia susirinkote ir tikrai ačiū Drąsinkime ateitį, kurie drąsina mus ir šis ženklelis aukščiau galva, manau, kad įkvėpia labiau netgi ne jūs, o turbūt mus, kurie čia sėdime ant tribūnos, kaip čia pavadinsi, nežinau, ant tos pakylos ir atvirai pasakius, pastaruoju metu netaip dažnai tenka pakelti galvą, nes kai važiavau į šį renginį, iš pat ryto vėl girdžiu žinias per vieną radio stotį, kad kas šeštas Lietuvoje darbingo amžiaus žmogus nedirba, o rajonuose ir kaimuose dar 70% nedirba, ir iš vis blogai, ir orai blogi. Tai galva norisi pakelti truputėlį aukščiau nuo tų blogų naujienų ir šiandieninė tema, man atvirai pasakius, šiek tiek sujaukė smegenis. Todėl, kad pats konferencija ir seminaras vadinasi mokinių įtraukimas į visuomenę veiklą, patirtis atsakomybė ir tuo pačiu lyderystė, apie kurią turėtume kalbėti. Tai atvirai pasakius, kai prisimenu savo moksleivišką amžių, tai paprastai tie, kurie būdavo lyderiai, tai jų niekur įtraukti nereikėdavo. Jos atvirkščiai reikėdavo nuo visko atitraukti. Ir niekada nebūdavo dėl jų problemų, kad jie kažkur įsitraukia. Paprastai įsitraukia netgi ten, kur niekas nenori, kad jie įsitrauktų. Ir jie būdavo dažniausiai tokie lyderiai, kurių būdavo pilna visur, visada, ir nereikėdavo net lyderiais vadinti. Dažniausiai užtekdavo vien vardą jo paminėti ir visi suprasdavo, apie ką kalba. Dar dažniau turbūt, jeigu pasakydavo, kad kažkas kažką prisidirbo, tai irgi nereikėdavo klausti, kas, dažniausiai tai būdavo tos pačios pavardės ir vardai. Ir todėl, kai šiandieną man reikėtų lyg ir pasisakymas orientuoti į lyderystę Lietuvos viešoje erdvėje, atvirai pasakius, sudėtinga man kažką pasakyti, nes jeigu kalbėsim apie tradicinę žiniasklaidą, televiziją, spaudą, netgi ir internetą kaip tradicinę žiniasklaidos priemonę, tai turėčiau turbūt pripažinti, kad jinai yra pakankamai nedraugiška normaliem tikriem lyderiam. Jinai nedraugiška ir nelabai atvira. Ypač televizijas, jeigu žiūrėsim turbūt programas televizinės, netgi vakar Lietuvos radijo televizijos taryboje svarstant programų tinklelius ir girdint pageidavimus iš lietuvių, kurie gyvena užsienyje, tai kaip bebūtų ir keista ir nekeista tuo pačiu, didžiausias pageidavimas yra kuo daugiau įdomių programų jauniems žmonėms, o ypač vaikams. Ir kai prisimeni, kad kasmet, kai skelbė konkursus laidom, naujom laidom, įdomiom laidom, jaunimui skirtom, tai yra buvę metų, pernai metai neišimtis, kai neteidavo nei vieno pasiūlymo, nepatekdavo nei vieno projekto Lietuvoje, nieks nepasiūlydavo įdomaus projekto jauniems žmonėms. Todėl aš turbūt esminį šiandien klausimą bandau ir savo užduoti ir jums, ir net visai šiai konferencijai apie mūsų ateities, ir dabarties turbūt lyderius, tikiuosi dauguma bus ir po dienos, ir po savaitės lyderiais, ko iš jų tikimės. Ir ko iš jų tikimės, aš pirmiausia, aišku, klausiu net ne jūsų turbūt, nors ir jūs lygiai taip pat kažko tikitės iš tų lyderių, bet pirmiausia, tų žmonių, nuo kurių priklauso šiandien kažkoks gyvenimas. Vat sėdi ir universiteto žmonės, ir Edmundas, ir kiti truputėlį vyresni, ir jau lygtai atseit kažką nuveikia gyvenime žmonės. Dažniausiai žiūri jaunesnius už save su, įvairiais požiūriais. Vieni su pretenzija, kiti su pretenzija, bet su viltim. Kiti tiesiog su viltim be pretenzijų, kas dažnai labai, kaip čia pasakyti, Lietuvoje pageidavimą, bet retai pasitaiko. Ir štai, čia nežiūrėkite į tą slaidą, čia yra nuotrauka padaryta iš vinjetės, tokios televizijos laidos, kurios beveik niekas nežiūri. Pagal oficialią statistiką, žodžiu, pagal tyrimus, jeigu pasižiūri, tai ten žiūri, keletas procentų, ten net 10 nesiekia. Tai aš noriu pasakyti, kad apie ateities lyderius man labai kam čia įdomu iš tikrųjų daug žiūrėti, nors paprastai televizijos žiūrovų, žiūrint pagal statistiką, kasmet vis daugėja, radio mažėja klausytojų, televizijos žiūrovų daugėja, Lietuvos čia bent jau statistika, bet kažkaip ateities lyderiai nelabai kam įdomus. Ir aš kažkaip galvoju, gal čia kas čia kaltas, kas čia nekaltas, kažkaip nes Lietuvoje dažniausiai kaltų ieškom. Ir prisimenu tokį vieno žurnalisto, Vido Mačiulio, tokį, turbūt žinot, apie krepšinio pasaulį dažnai kalba. Tai, kaip bebūtų keista, tai yra vienintelis turbūt žmogus Lietuvoje, kuris turi unikaliausius archyvinius kadrus apie dabartinius lyderius krepšinėje. Žydrūną Ilgauską,
jeigu tokį girdėjot, dar vieną kitą, jau galbūt ir buvusius lyderius, Saulių Štombergą. Ir jis vienintelis turėdavo kadrus apie tai, kaip jie žaidė, kol dar jie nebuvo tikrieji lyderiai, ta prasme tie, kurie neuždirbinėjo milijonų, Lietuvos rinktinė neatstovavo. Tiesiog žmonės buvo kelyje į savo lyderystę, nors savo tarpe jau jie buvo pakankamai geri. Bet beveik niekam tai nebuvo įdomu. Buvo treneriam turbūt įdomu, tokiam keistam kvailam Vidui Mačiuliui, kuris su kamera krepšinio pasaulyje blaškosi, kur reikia ir kur nereikia. Ir tikrieji lyderiai pasirodo užgimsta, kaip ir matyti natūralu, tai yra tokia pusiau dykvietė. Ir aš kažkaip nudžiugau, kad šitos laidos nežiūri ateities lyderiai mūsų Lietuvos televizijoje. Vakar netgi kolegom kai kam juokavau, sakau, jeigu nežiūri, tai reiškia gerai. Jeigu jie tikri lyderiai, tai žiūri juos ar nežiūri. Tu nuvažiuosi tą žaidimą, pabus, išvažiuos, dirbs ir darys. Bet jeigu jie ateis tik dėl to, kad juos žiūri ir žino visa Lietuva, ir tik dėl to nori būti lyderiais, tai tą kelią pasirinko kai kas kitas. Jie irgi yra lyderiai. Mes prie jų taip pat prieisim. Čia ne tie, kurie, ne, čia irgi normalus. Kaip alternatyva viešai erdvėjai pasėmėm galbūt ne taip plačiai rodoma, bet plačiai save pristatančią organizaciją Lijota, su kuriais mums irgi teko bendrauti ir iš kurių labai daug tikėjomės ir tebesitikim. Turiu menį Lietuvos radiją televiziją. Mes nesusitikę buvom turbūt bent vieną kartą su Šarūnu Frolenko, su kitais kolegom ir pasakysiu savo gerą ir blogą įspūdį. Lijotas yra, kaip čia matot, čia iš jų interneto svetainės paėmiau dideli, garsus, daug visko yra, 100 000 žmonių, jaunų, 62 didžiausios nacionalinės regioninės jaunimo organizacijos. Ir puikiai pamenu, kaip prieš porą metų man teko ir vienam renginy, po to neformalioje diskusijoje didesnėje, netgi radio laidoje kalbėtis apie tai, kaip blogai dirba vieša Lietuvos erdvė ir žiniasklaida. Ir nieko nedaro, neįsiklauso jaunimo nuomonės. Tada mes padarėm susitikimą. Čia gera žinia, kad išgirdom blogą žinią man buvo, kad oho, jaunimas kažko nori. Valio, darom. Pasikvietėm kolegas, pranešimus, kad pasiruoštų, studentų atstovai, moksleivių atstovai. Labai smagiai padiskutavom, žiauriai smagiai pasidalinom įspūdžiais, apsikeitėm nuomonėm, dėl visko sutarėm. Netgi nutarėm, kad reikėtų mums derinti tinklelius, jie siūs pasiūlymus, ką galima būtų padaryti. Ir kol kas tuo viskas ir baigėsi, tai buvo prieš beveik metus. Ir ko pritrūko? Man šiandieną klausimas vėlgi, ko mes tikimės iš lyderių. Aš iš jaunimo lyderių tikiuosi, kad tokie seni diedai kaip aš, 34 metų, kurie tingi dažniausiai daryti kažką naujo, nes mes jau nurašytą kartą, kaip mano dukra 16 metų sako, jūsų laikais, tai čia žinai buvo, dabar kiti laikai. Tai kadangi aš 16 metų, tai jau jai kiti laikai, tai aš jau kadangi prie senų, tai vis tikiuosi, kad man jaunimas duos į užpakalį ir sakys, daryk ką nors, tėvai. Tai kažkaip Lijoto kolegų norėčiau vėl paprašyti, jeigu čia jų yra, kas priklauso šitą organizaciją, įspirkite į užpakalį Lietuvos radijo televizijos tarybai ir paklauskite, ką jie padarė, pasiūlykite ką nors vėl, nes po metų, jeigu mes vėl susirinksime konstatuoti, kad nieko nevyksta, tai nieko ir nevyks. Mes galim netgi kokias 5 konferencijas padaryti per metus, 2 apskritus stalus, bet tikri lyderiai, jie neleidžia užmigti ant laurų. Jie neleidžia ne tik ant laurų, jie neleidžia mėšlę būti. Jie iš visur kabina. Vienus nuo viršaus, kitus iš apačios. Lyderiai neleidžia užmigti. Ir vieša erdvė turbūt yra geriausia galimybė tai daryti. Todėl čia be jokios kritikos, be jokio patoso, be jokios pagyrų, bet man labai patinka stebėti, kaip bendrauja jaunimo lyderiai viešoje erdvėje, todėl kad aš suprantu, kad tai yra žmonės, kurie vienaip ar kitaip yra išrinkti ir atstovauja ir įkūnyja savyje tam tikrą prasme kitų kolegų viltis. Ir su Šarūnu mes tikrai gana gražiai sutarėm ir štai pranešimas, čia jau beveik metų senumo, tema beveik metų senumo, kuri man atrodė šiandien yra esminė šios konferencijos tema. Tai yra, kad Lietuvai šiandien trūksta vienijančių idėjų, skeptikos, nusivylimo ir netikėjimo turime kur kas daugiau nei vienybės, ryžto ir tikėjimo. Šis tekstas yra įdėtas viename interneto puslapyje, jeigu pamenat, čia Vilniui prie tokio, kas Vilniečiai žino, prie žiedo, prie pedagoginio universiteto yra toks gražus iš trispalvės padarytas monumentas, paminklas mūsų laisvės kelias. Ir